Marius Burokas. Kai nutyla tavo balsas tamsoje. 2025 metais gegužės 25 dieną Punsko bibliotekoje vyko poezijos pavasario vakaronė su poezija ir daina. Kviečiame pasiklausyti poeto ir vertėjo Mariaus Buroko skaitimų. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas. Liepkalnis pavasaris. Monotonija kraunasi lagaminus, dėlioja tvarkingai į ūkinį muilą panašias dienas, tuoj bus šviesa, aistros ir rūpesčiai, peizažą nutangsto į seniai gyventą svetainę, kopi Liepkalnį žvaliau, išnyri viršuje susikaupęs sprogimai, nėra didesnės jėgos už tą, kurie atgniaužia pumpuro delną. Miestas tolumoje dar pusnuogis, pageltusios per žiemą pastatų iltis, košia drėgna vėja, beržai raudė, beveik girdi, kaip gaudžia juose sula. Išsišiepęs šuo, čiaukšinas rais, ėda pirmąją žolę. Jau baigta. Visa, kas grįž, tamsa, šaltis, mirtis, grįž negreit. Taip, viskas kartosis, naivus optimistė. O kol kas, minutės pertraukėlė, skardus paukščio švilpukas, sugniaužtas pumpuro delnas. Ir nusileidęs matai, kaip po amžinai žaliuojantį stadioną gainiojo kamuolį du suplukę žaidėjai. 4 vėjų miškas. Miškas geria juodai, žvanga saulės buteliai, laka vilkai skaidrų spindulio rašalų niuriuose eglynuose, siurbia barsukas, lyščioja įsaulio likerį lapę. Pokši pumpurų kamščiai kliuka sula kamienuose, raudonuoja pirmosios grybų taurelės, kiškiai prasisakstę paltus voliojasi atokaitoje ir atkutus plunksnuotas smulkmė laido gerklės. Visi pašėlusiai drąsūs įkyrūs, visi neturi kur trauktis, plaka gėrimo uodai ir mašalai, zvimbia bitė ištiesų šiaudelį. Ir tik piktas blaivus sniego lopas, dėpso visuotinį svaigulį, korėto makutėm, laikina, šnapžda ir į dirvą susigeria. Vis stebiuosi, kaip nepaisant nuovargio, šveitikai žengi žole, tau paklūsta vietės ir astrai, virkščios ir vynuogienojai, švyti vaiskiai pavakario marios, kasmet nustembu matydamas, kaip tavęs laukia vanduo, koks švelnus jis tau, kaip saulė plieskiant ištirpstė ežeruos ir vėl atsikuri, susiaudi, prisipildai it indas. Ir nėra tarp tavęs ir peizažo nemenkiausios siūlės ar plyšelio. Čia tik aš jame kreivai priklijuotas, atspūręs ir nesuderintas, birzgiantis it nuoplaišą Zaraso vėjai. Vis stebiuosi, kaip net Vilniui nerija 18 amžių į bromą, išneri 20 pradžioj, pradingsti kaip katė, vėl grįžti. Žinai, kur plyta šimtmečių saugo meistro prisilietimą, kur kokie buvo turgus ir vartai. Tau šis mažas mūsų labirintas ne labirintas, o upė, tėkmė, į kurią gali įbristi vis iš naujo, pasinerti geliančią skaidrą ir staiga Vilnelė tavy, vingiuoja, neša, skalauja, nepavysi. Čia tik aš lieku stovėti ant kranto, gniaužiu delnes srovės nučiulptą molio šukę, stiklo duženą, čerpės nuoskilą, akmenį iš amžių laidynės. Eilėraštis dukrai. Kažkaip radau seną nuotrauką ir jai buvo gal 5-6 metukai, lapkritį eina palei jūrą. Jos vardas yra Jūrė, bet Jūrą ir pirmą kartą matė, būdama būtent tada 5-6 metų. Ir vėlyvą rudenį Jūrė prie jūros, lapkritis. Tokia plėšinti erdvė, lapkritį, nykštuk. Tiek pasaulio gauksmo, sūri pilkuma, kranto nuograuža, rieduliai, pasvirusios pušys, amžinos taikos grumtynės. Žiūriu į tave nuo olandų kepurės viršaus. Raudonas paltukas, smailus gobtuvas, susikaupusio veidelio šviesa. Tu žinai, koks svarbus šis susitikimas. Žinai, kad atmintis jį tikrai išsaugos. Supranti, kaip atsišaukia tavo vardas, kodėl jis toks. Dabar tau rūpi tik eiti, nepaleisti rankos, žiūrėti. Stichijos gaubia tave, žiežirbą, raudonį, pasaulio smaigalio tašką. Naują pradžią, užburtą, bežadę,
tipenančią milijonų metų akivaizdoj. Porą eilėraščių apie Ukrainą. Eilėraštis Paramedikė. Aš mačiau tokį trumpą video, kur mergina pasakojo, kaip jinai grįžo iš JAV ir ėmė tarnauti paramedikų padalinyje. Paramedikė. Šviesa dar visai jauna. Šypsosi taip, tarsi šypsena būtų ką tik išrasta šiame pasaulyje. Šviesa kalba ramiai, kiek liūdnai, į telefono kamerą. Norėjau dažyti, sako, svajoju išgyventi. Šviesa ką tik sugrįžo. Nusiprausė kraują ir prakaitą. Pasirūpino sužeistaisiais, užmerkė akis žuvusiems. Šviesa, šypsodamas, sako, kad ateitis jos palauks. Dabar suprantu, kodėl Marijos širdis perverta kalavijais. Šviesa ir yra tie kalavijai. Harvard počekaja. Harvardas palauks, sako šviesa. Vaizdo įrašas baigėsi. Paskutinis. Skirtas žuvusio poeto Maksimo Krivcovo tėvui Aleksandrui Krivcovui. Mes su juo susitikom praeitą lapkritį Lvive ir Kyjive. Ir kartu skaitėm mes lietuviškai, jisai ukrainiečiškai, jo sūnaus eiles. Aleksandrui Krivcovui. Tėvas stengiasi išdainuoti sūnų, linguoja, balsas virpa kaip šūkė lange. Sūnus 2 krūvelės knygų ant stalo, 2 skirtingom kalbom. Sūnus Rivnės kapinėse. Tėvas stengiasi išpasakoti sūnų, sūnus jame netelpa, sūnaus visur tiek daug, sūnaus niekur nebėra, sūnus veržiasi iš jo, balsas aidi salėj. Tėvas stengiasi išgirsti sūnų, varto rankos jau dovanota mobilųjį, sūnus ten, pikselis tarp pikselių. Tėvas stengiasi pamatyti sūnų, vis kilsteli galvą, apsidairo. Dairosi taip, tarsi sūnus būtų staiga paleidęs jo ranką ir dingęs minioje. Motina mums perduoda jos pačios leistą maldyną. Ant viršelio sūnus ir katinas. Miega abu blindaže. Ačiū.